bars. Didn't even get to bras. Sveiki, Vytautas Prudžimas ir Sporto bulvaras. Tęsėme laidas apie treniruočių splitus. Šiandien pabandysime greitai apžvelgti krūtinės treniruotę. Krūtinę pradedu aš visada nuo štangos spaudimo gulint. Bandysim šiandien padaryti piramidę. Tai yra 5 serijos, pradėsim 14, 12, 10, 8 ir 6 pakartojimai. Automatiškai kiekvieną kartą didinsim svorį. Toks dar gan svarbus niuansas, darant krūtinės su štanga. Rekomendacija iš mano pusės būtų visada nesvarbu, ar mes darome stumimą su štanga tiesiai gulint kampu ar gulint žemyn galvą. Visados pas visus prašau, kad su štanga nuleistų iki krūtinės, tai yra priliestų. Jeigu darome kampu štangą, priliečam krūtinės viršų. Jeigu darome ant suoliuko lygus, krūtinės vidurys. Ir jeigu darome ant suoliuko žemyn galvą, krūtinės apačia. Ir to pasiekoj leidžiu rankų pilnai neištiesti. Tiesiog nejungti tricepso. Bet, kaip sakiau, nepamirštam, būtinai priliečiam krūtinę. Vėl toks niuansas, priliečiant krūtinę, nenorėčiau, kad štanga būtų numetama arba atmušama nuo krūtinės. Tai reiškia, iš lėto nuleidžiam, priliečiam krūtinę, pajautėm ir stumiam. Padarius krūtinės spaudimo gulint su štanga, paspausime štangą gulint kampu. Vėlgi variacijos įvairiai nuo atleto pasirinkto, kiti mėgsta kaip antrą pratimą rinktis spaudimo štango žemyn galvą arba spaudimo su hanteliais. Šiandien aš pasirinksiu spaudimo kampu. Vėlgi darysiu piramidę iš 4 serijų 12, 10, 8, 6. Paskutinį pakartojimą, jeigu pasieksiu tikrai gerą darbinį svorį, prašysiu, kad man padėtų kažkas. Draugas, treneris. Padarius 2 bazinius pratimus krūtiniai, stumimas su štanga gulint kampu. Visiems rekomenduoju padaryti plėšimą. Tai galėtų būti plėšimas su hanteliais gulint, plėšimas su apatiniais trosais, plėšimas su viršutiniais trosais, plėšimas treniruoklyje. Šią dieną aš pasirinksiu plėšimą treniruoklyje. 4 serijas po 10-12 pakartojimų. Stengsiuos pasirinkti tikrai didelį maksimalų darbinį savo svorį. Būtent plėšime akcentuoju tikrai neskubėti, pajausti, ką mes darome, alkūnių teisinga padėtį. Padarius plėšimą lieka toks kaip ir užpumpavimas, liaudiškai vadinant. tą padarysiu stumti treniruoklį svorį sėdint, su super serija, atsispaudimais ant žemės, kojos pakeltos ant suoliuko, kad būtų tokia truputėlį kaip ir įkalnė.
darysiu 3 serijas po 15 pastumimų svorių sėdint treniruoklėje ir maksimaliai atsispaudimų kiekį gulint. Toks svarbus gan niuansas, žmonės dažnai sako, kad treneri, aš darydamas tokį supersetą nepadarau ten net 5 ar tai 10 atsispaudimų. Viskas yra gerai, normalu, reiškia, jūs turėsite tikrai gerą krūtinės treniruotę ir jau šitam paskutiniam jūsų pratimui neliko jėgų. Tai yra normalu, būtų labai keista, jeigu padarytume tikrai su štanga 5 serijas didelių svorių, štanga kampu 4-5 serijas didelių svorių, plėšimą padarytume su dideliu svoriu ir dar sugebėtume padaryti bent 50 atsispaudimų, tai arba jūs esate labai super geras atletas, arba tiesiog jūsų treniruotė buvo paimtas neteisingas svoris, tai yra jis buvo per mažas.